Sveiki visi, kaip žadėjau, šiandien bus šiek tiek trumpas toks filmukas apie mano akvariumus ir pasistengsiu papasakot apie kai kurias žuvytes. Čia yra panda gobis, jisai mėgsta vėsesnį vandenį, šiaip gyvena būriuose, pas mane yra keletas jų. Visai sekasi jiems čia gyventi neblogai, kol kas plaukia, valgo, maitinasi, aktyvūs, nesislepia, mėgsta leisti laiką šalia otocinklusų, nes tiesiog jų ir dydis panašus, ir spalviškai panašiai ir elgiasi, ir net jų charakteris panašus. Tai va, šone matosi, va, otocinklas, jų pas man yra 10, gal 11. Mėgsta ilgai, kaip sakoma, gyvenantį akvariumą, kur nėra šviežias, kur jau visa sistema susiformavusi. Absoliučiai nemėgsta naujo akvariumo, kada yra vandens šuoliai. Jie tiesiog neišgyvena ir nieko gero nebūna. Šalia prieky matosi koridoras nanusas. Neskaitant koridorų pigmėjų, habrosų, hostatų, tai vieni mažiausių koridoriukų. Jie tokie kompaktiški, kažkas girdėjau, minėjo, kad jų nosytės tokios keistus, primena buldogus, bet man tai visai nieko. Čia koridoras lazeriukas, buvau pasiemusi iš Ievos porelę, tai pas mane ta porelė iki šiol ir plaukėja. Mikrogeopagus altispinosa. Taikus ciklidai, liko porelė. Šiaip teritoriniai, kai buvo daugiau, tai stumdėsi kas viršesnis, valgo įvairių maistą, tabletės, šaldytą, gyvą, žodžiu, kas bus, tas suvalgys. Sąlygoms akvarimo yra tokie pusiau, jeigu bus liga 100% juos irgi paveiks, tai tokie kaip kam. Aišku, ne tokie jautrus kaip ramirezai, bet taip pat mėgsta šiek tiek geresnės sąlygas negu tokios žuvis kaip botijos. Taip, čia mano gobiai. Dabar ant greičio nepasakysiu pavadinimų, bet čia yra dvi rūšys. Vienas longfilis, kitas japonikus beros. Tai va, čia va sėdi keturiese, deginasi. Antras mikrogeopagus sėdi šone. Šiaip čia buvo akvariumo šviesa jau užgesus, tai aš tiesiog jungiu per naują. Va, mano garsusis našlys plaukė. Jisai, kaip sakoma, ieško prie ko prisikabint, bet nėra prie ko, tai va tiesiog plaukia ir stebi teritoriją. Nes tiesiog ieško, kaip sakoma, problemų, bet tų problemų čia pas jį niekaip nėra. Va, matosi autocinklo finis toliau keli plaukėja. Garaflavatra. Jų yra 5, kol kas tikrai mažytės. Dydis kaip, va, matosi, jonilus pachilus berods, tai va, jinai va tokio dydžio. Tai kol kas tikrai mažytė, dar tikrai auks. Čia jų yra daugiau, bet kol kas kažkaip, tai jos šiaip būrinės, bet jos kažkaip neplaukia kol kas viena šalia kitos. Būna kartais susitinka, pasistumdo taip, bet kol kas kiekviena savo. Taip, čia raudonoji lorikarija, kaip ir didžioji dalis žuvų pas mane iš akvagido atsivežtos. Čia buvo susistumdžiusi su kažkokiam žuvim, tai žodžiu, vat, mūšio traumas, bet sugis. Taip, kas ten sėdi? O tengi sėdi mano petrikolos. Va, vienos kairiau nosytė, o kitos uodegytė. Kokosai mano pavargę. Sakiau, vyru reikės naujų kokosų, reikės gręžti. Bet kol kas tokie pabus. Ten matosi fone krevetė. Filtruojanti, va, botės, šithimunki. Botijos. Visi bijo kažkaip, kad valgys sraigės. Taip, vat, įmečiau ramšornus, matosi tušti kevaliukai. Čia vakar įmečiau saują, tai vat, matosi, kad jau tuščios, nes tiesiog jas išmedžioja. Bet tilomelanijos sraigės, jos kažkaip yra neliečiamos. Va, čia irgi tuščias namukas ir šitas va tuščios suvalgytos.
Ir čia tuščios suvalgytos. Žodžiu, šitas sraiges jos pavalgo. Tikrai pavalgo ir negailėdamas. Tai vat reikia kas savaitę tuos valyti kriaukliukus. Nes tiesiog jų kiekis prisikopė, tai nei estetiškai, nei ką. Ir va čia įsivaizduokit, vakar buvau nurinkus, tai jos pas mane čia taip po nakties pasidarbavo. Va, Tilomelanijos vaikiukus vedasi, va vienas vaikiukas, kitas vaikiukas. Tai va, čia jau šaknis iškapstė. Taigi, ką turim dar? Va šitas pilietis yra teritorinis. Pas mane gyvena 35 litrų gobynė. Ir, žodžiu, jokios ramios žuvies arba vaikinukų žuviukų, kurie dar turi augti, geriau su jais nelaikyti, nes jie, žodžiu, užvaikys ir žuvis su jom neužaugs. Kai jau žuvis yra panašaus dydžio, tai jisai jau, kaip sakoma, vienas laukinė karys, tai jau nieko tokio, bet šiaip labai graži žuvis, labai guvi, valgo viską, spalviškai spūdinga, bet jinai teritorinė ir ganėtinai stipriai teritorinė. O čia mano zebriukai. Buvo sumažėjęs būrys, tai paskui akvašarkose dar dasipildžiau. Man jos tiesiog šiaip fainuolės tokios. Čia plaukintis, grubiai tariant, laučiai. Dabar iš atminties pavadinimo tikrai nepasakysiu. Pas mane klaviatūrą pagal nutylėjimą išmeta, tai seniai žiūrėjau, tai tikrai nepasakysiu. Paskui galėsiu, jeigu kam bus įdomu, komentaruose parašyti. Taip, mano tocinklai gyvena, šitie toliau čia savo sėdi. O, iškišo savo šriobelį. Šiaip slėptuvių reikia daug, nes visos žuvis mėgsta pasislėpti. Tai vat, kai matosi nameliai visokių dydžių, pilnai apgyvendinti, ten ir botijos, išlindo. Ir botės ir visi, žodžiu, tos namukus naudoja, tai kuo daugiau, to geriau. Svarbiausia, kad jų landos būtų pakankamai didelės, kad jeigu va tokia va yra viena eismio, kaip sakoma, iš vienos pusės, kad įeit ir kad atgal išeit, jinai turi pakankamai būti plati, kad žuvis neįstriktų. Ir kitos slėptuvės, va tokios, kai vamzdeliai, geriausia, kad žuvis galėtų per kitą pusę išeiti irgi, kad neįstriktų. Visokiausios slėptuvės, kur yra tikimybė žuviai įstrikti, geriau tokių neturėti, nes tiesiog yra girdėtas ne vienas atvejis, kai žuvis tiesiog užsispaudžia, per vėlai pamatai, jau tiesiog reikia ištraukti jau po fakto. Sivelilio lineolata, mažytės kažkaip tai, yra pas mane ir didesnių buvę, bet šitos kažkaip mažytės ir jos neauga, jom tiesiog tokios kompaktiškos. Va, dar vienas Tilomelanijos triušiukas manęs klausė, ar jų nesuvalgau, botės. Nu, nesuvalgau, va, ir dauginasi, ir gal ir nenorėčiau, kad tiek daugintųsi, bet jos dauginasi. Tai va, žodžiu, visos žuvis aktyvios, visokios tas nuosėdas valgo, aš per daug sterilumo nelaikau. Va, mano nanų subūrelis sėdi. Ten viena turbūt mamytė arba ta patelė, nes labai išsipūtus, o berniukai tokie būna laibesni, kaip ir koridoriukai visi. Tai va, gruntas. Grunto denelės man labai patinka, nes jisai yra toks, kad jisai nėra per daug retas, kaip pavyzdžiui būna tos juodos kaldelės, kada maistas labai giliai pralenda. Taip, aišku, kažkiek patenka į apačią, bet kai yra dugnė žuvis, jos prastumdo ir tiesiog prasivalo, nes man čia turbūt vienas mylimiausių iš tokių gruntų, nes jisai ir nerūksta, ir augalai auga, jeigu viskas tvarkoj. Stipodon semonė. Belenkaip senai gyvena pas mane, nežinau, gal nuo 20 metų. Turim tik, kad aš 19 metų tik akvariumus laikau, tai man jau skaitusi senai. Yra vienas, va, šitas, va, tai gal ir nuo 19 metų. Kažkada nusipirkau prie Kalvarijų turgaus parduotuvėje. Tai va taip tas mažylis pas mane ir gyvena. Ir startus atlaikęs, ir visokias ligas, žodžiu. Aš jį kaip įleidau į didįjį, taip jisai va pas mane iki šiol va ir laikosi, kuo puikiausiai. Tai va, lotosas. Lotosas pas mane kažkas buvo atsitikę, žodžiu, augo krūmynas ir paskui stop ir viskas. Tai va dabar nugenėjau, iš apačios lapai kaip ir eina, ten trąšų yra.
Bet aš įtariu tiesiog, kad čia buvo gale tas vidinis filtras ir jisai tiesiog visą organiką sutraukdavo. Nes vat kai aš jį atjungiau, savaitę laiko, maždaug prieš savaitę aš atjungiu, tiesiog dar neištraukiu. Pas mane ženkliai echinodoras atsigavo, bet iškart net matosi, nes buvo keli lapai, tai vat net užbujojęs, pas mane anksčiau net žydėdavo, kol nebuvo vidinio filtro. O dabar šita vat turėtų šiaip teoriškai atsigauti. O šitoj pusė, kur buvo kitas echinodoras, tai jis kažkaip neprilipo, tai aš tiesiog išroviau tas supūvusias šaknis ir kas ten iš jo liko. Ir padėliojau tiesiog anubų, net nekliejau, čia tiesiog nuo to kelmo, kaip sakoma, kas atskilo, tą ir sudėjau. O čia pas mane anubės ir nanusas, ir goldas, žodžiu, bucefalandros. Čia iš 25 litrų ir nuo kitur, kas liko pertekliui, žodžiu, viską čia suklievau. Nes tiesiog žinau, kad visos otocinklai ir kitos žuvis mėgsta tas visokias dumblius nuo jų valgyti ir jos, kaip sakoma, puikiai laikosi. Kai kurie labiau pažaliavę, kai kurie ne. Tenai stengiuosi daryti pavėsį su paviršiniais augalais, bet nepersistengt, nes paskui lotusui trūksta saulės ir tada jiems irgi nepatinka statysti viršų. Taip, čia mano Danijų Hoprai likutis, nes tiesiog pas mane skaliarai nusprendė, kad jiems patinka visai gyvas maistas ir tiesiog jie visą žuvis pravalgo. Buvau leidus gupijas tam, kad jos pas mane leistų vaikų. Su patiniukais buvo. Patiniukus irgi suvalgė, tai vat liko 4 patelės. Tai va, kol kas jokio būrio absoliučiai negaliu leisti, nes tiesiog nenoriu brangaus maisto, kaip sakoma, skaliaram. Taip, kas čia dar? Kriptokorinos praretintos, nes čia tiesiog buvo, kur dabar matosi plotai laisvi, čia visur jos augo ir jų buvo tiek daug, šakninai persipynė, buvo tokia brūzgrinė, kad paskui žuvis plaukė, įsipainė. Žodžiu, kaip sakoma, buvo vaizdo mažai, augalų daug, tai tiesiog kažkaip atskyriau. Šitus vat pavienius palikau, o tuos visus tiesiog išmečiau. Va dar vienas pilietis, raudonlūpis, kaip ten daug kas vadina parduotuvėse. Išlindo. Šiaip irgi fainas toksai, su zosteforusu prasistumdo. Šiaip jeigu sąlygos geros, jiems tinkamos, jeigu yra srovė, tai jie gyvena, kaip sakoma, ir problemų jokių nėra. Tai nėra ta žuvis, kuri būtų tokia aukaži kokie lepiai, kuriai reikėtų ypatingų sąlygų, kuriai reikėtų kažkokios tai specialios srovės, papildomų ten kažkokių augalų, užtemdymo, tenais dark water ir panašiai. Tai va, žodžiu, standartinė žuvis, kas laiko gobius, kaip pavyzdžiui aš, tai va, jinai puikiai įsimaišo į kolektyvą, nes jos dydis panašus kaip likusių ir kai yra šitokia situacija, tai viskas būna ganėtinai neblogai. Tai va, kas čia dar? Čia mano pasikavojęs dar vienas tipodonas. Šiaip jau senukas, jau spalviškai matosi, kad jau toks jau pavargęs, bet dar viskas gerai, dar gyvuoja. Tai kol gyvuoja, tol gyvuoja, nieko čia jam per daug iš jo ir nesitikim. Tai va. Tai ką, pereisim prie kito akvariumo. Nu, čia jau mano mylimukas. Seniai norėjau turėti gobių akvariumą, kompaktišką, kuriame tilptų ir jaustųsi komfortiškai nedidelių dydžių gobiai, pavyzdžiui, kaip rinogobius duospilus, stipodon semonė. Jiem čia labai patinka, nes tai rodo spalva ganėtinai intensyvi. Gupios, kodėl netiek daug gupių? Paprasčiausias atsakymas, gupios labai veisiasi ir jų mailių labai skaniai suvalgo šitie gobiai. Rino gobiai, zosteforusai. Ir tiesiog tai yra gyvas maistas. Ir kam ieškoti kažko tai, kai vat yra tokia situacija. Ir bet labai patogu, kai tu, tarkim, neturi gyvo maisto, o praturtinta mityba visokiausiais elementais yra reikalinga ir vien sauso maisto neužtenka. Kai kurios žuvys net nevalgo tik tai sauso maisto.
Va, ir čia aš turiu autocinklusus. Čia turiu ir Dario, bet jos dabar neišlys garantuotai, todėl kad nėra jokio maisto. O jos ateina tik prie maisto. Tai va, sakyčiau, visai neblogais pas mane užaugęs. Augalų daug, taip, tos liečia viršų, bet kol kas neliečiu, nes manau, kad jų tiesiog augimas šiek tiek pristabdė dumblių vystimas, nes šią savaitę nieko nerinkau, matau, kai kur pavieniai siūlai likę, bet jų neliečiu. Sąmoningai tiesiog. Tegul akvariumas pats susitvarko. Čia dar vienas autocinklusas pasislėpęs. Žodžiu, autocinklusai mano favoritai. Jų turiu beveik visur. Čia gruntas. Čia JBL kvarcinis smėlis. Labai smulkus, bet nerūkstantis. Auga tikrai daug standartinių augalų. Nieko specialiai nedarau, šitiems į gruntą tiesiog įdėjau trąšų. Taip, čia reikėtų praginėti, bet aš tiesiog juos laikau, nes bus pas mane kažkada 25 litrų akvariumas ir ten reikės augalų. Ir aš norėsiu juos ten laikyti, dėl to jie tiesiog pas mane čia, kaip sakoma, laikosi saugiai ir kažkada bus šiek tiek praretinta. Bet sąlygos tinka, puikiai auga, matos ir spalva ryški, ir jie plečiasi, ir iš šonų savo tos daigus meta papildomai, reiškia viskas gerai. Šiaip augalų pavadinimų neklauskit, kažkur pasieškojus galbūt ir aš, bet tikrai mintinai nežinau. Na, o čia mano varlinukas, kaip aš vadinu, 25 litrai, gupių rojus, dar likučiai kitų žuvyčių po vieną, daugiausiai po vieną. Arba po dvi. Mano mylimiausios žuvytės. Labai mėgsta gyvą maistą, tiesiog dievina jį. Tai kai gupės 20 litrų atsiveda mailiuką, aš tiesiog jį čia perkeliu. Ir jie pas mane kaip akrobatai. Va, matot ant šakos. Žinot, kodėl ant šakos? Nes jie nuo čia mailių gaudo. Ir žodžiu, jie yra trysia, jie užlipa iki pat viršaus. Vakar čia buvo 20 mailiukų. Žinokit, šiandien ryte mačiau gal vieną tik tais. Nes jie užšoka, užlipa į patį viršų ir tada šoka ir gaudo. Jie tokie žapliukai, tai tiesiog labai greit susigaudo. Čia pas mane varlės užsiema gimnastiką rytinę. Ramšornai, kam tik daug ramšornų? Nu, kam tik daug? Tai kad buotės laikau. Ir kartais iš čia tiesiog, kai būna savaitinis valymas, prarenku ir įmetu į didelį akvariumą. Su melanijom taip nežaidžiu, aš jas tiesiog, taip sakoma, į gamtą išmetu. O su ramšornais tai tiesiog perkeliu. Nes gyvas maistas yra gyvas maistas, va čia gupės berniukas jau paaugęs, tai jau jo niekas nesumedžios. Bet mažųjų matau turbūt ir nebelikė. Nu tai kurgi liks, kai čia tokia konkurencija maistinė. Bet šiaip gerai, žuvis elgiasi natūraliai, medžioja, tai yra viskas tvarkoje. Rino gobio žuvį dabar nepamatysim. Jisai pas mane toksai labiau sėdintis antram plane. Jisai ateina, kada būna šaltas maistas dar. O kai nėra maisto, tai jisai ten savo reikalais užsiema ten, kur šiek tiek ramiau. Čia kadangi daugiau vyksta veiksmo, varlės tenai trinasi sraigės, šitie gupiokai plaukėja, terorizuoja pateles, tai jie, žodžiu, eina į kitą planą. Pas mane šitų krevečių yra visur. Jos teoriškai turėtų valgyti siūlinį dumblį, bet praktiškai kaip kada. Jeigu yra kito maisto tabletės ar dar kažkas sauso, tai jos tikrai to dumblio nevalgys. Bet jeigu trūksta maisto arba jo yra nepakankamai, na, tada jau galbūt ir šiek tiek jį pavalgys. Grinčas, kaip kitaip per kalėdas be grinčo. Taigi mūsų paskutinis akvariumas, 4. O čia mano grožiai. Pasėmiau porelę. Mažiukai sakė dar augs, bet kol kas dar nedideli, tai gali čia plaukioti. Tikiuosi, kad kaip augs jau galės persikelti į nuolatinius namus 75 litrus ilgą akvariumą, tai galės savo plaukioti ir džiaugtis gyvenimu. Mano dar vienas gastromizonas raudonodegis.
Ramšornai. Čia šiek tiek situacija suprastėjo, nes mano lempa palūžo. Reikės paklijuoti kol kas. Buvo kita, bet tiesiog šitą pastačiau, nes nematau prasmės pirkti trumpam naujos lempos ir paskui ją kažkam pusvelčiui parduoti. Tai va, irgi gupijos, bet čia gupijų nemedžioja, todėl jų prisiveisia daugiau ir tiesiog aš jas gražiai sieteliu perkeliu į gretimą akvariumą. Šiaip nežinau, ar ateityje galbūt norėčiau tiesiog vieną rūšį palikti patinukų, nes pas mane čia dabar jų yra miksas. Bet kol kas tai yra kaip yra, nes žinau, kad jeigu tokį patinuką įleisiu didelį akvariumą, tai praškai vieną dieną ir jisai bus suvalgytas. Tai kol kas, kol dauginasi ir kol yra gyvo maisto jų dėka, tol tegul plaukia, paskui žiūrėsim. Tai va. Bendras vaizdas, čia irgi JBL smėlis. Ne, nieks nerūksta. Aišku, kai būna leidi vandenį ir pili su piltuvėliu, vandens burbuliukai patenka į gruntą ir aišku, kai pajudini vandenį, jie pakyla. Bet šiaip jie tikrai... Šitas gruntas yra tinkamas augalams, netgi jo prašyme ir ant pakuotės parodėte, kad augalam tinkamas koridorams, tinkamas gobiams, jisai nepažeidžia žiaunų, netgi varlėms, jeigu jis netyčia jos užžiemoja. Žodžiu, draugiškas ir augalams, ir žuvims, ir kitiems vandens gyviams, kurie gyvena akvariume. Tai tiek. Turbūt bus paskutinis video šiais metais, nes artėja šventės, nelabai bus kada filmuoti, nelabai bus tų žiūrovų skaitančiųjų, visi valgys, jis dar kažką darys, žodžiu, situacija tokia. Tai va, šiais metais yra 4 akvariumai, o va tikiuosi jau pavasarį iš šito mikso bus vienas ilgas ir gilus akvariumas. Aukščio kaip denerlės kubelis, o dangtis bus toksai, kad iš jo jau jokia žuvytė krevetė neiššoks, srovė bus pareguliuota, kad būtų draugiška varlėms. Ir manau, viskas bus gerai, tiesiog reikia kantrybės ir sulaukti akvariumo projekto. Taigi, gerų švenčių. Neprisivalgykit, nes paskui žinau, kad akvariumus valyti vis tiek reikės. Apsinuodis toks valymas bus nieko gero. Taigi, viso.